Tada turi realiai pastebėti, kodėl tai veikia, nes tu gali, žinai, supykti ir tu negalvosi, kodėl, bet pyksi ir toliau. Bet jeigu pyksi, vat būtent, kad žmonės nemato, o ypač apie tos ženklus, kodėl aš kalbu, kartais, čia dabar nedaisiai tai kalbu, bet iš tikrųjų jie veikia. Tam, kad pamatyti, kas yra tavyje, tai yra rodo tie žmonės. Žmonės, situacijos, kuris supasi. Ypač žmonės, jeigu tu pradedi pykti, jeigu tu nepatenkintas, tu pradedi matyti. Vat taip keista, bet tuo metu tu pasuksi galvą. Tai kažkodėl taip užsinorės pasukti galvą. Ten, kur tas bomžas arba tas alkašas stovės, žinai. Tuo metu, kaip su tavimi viskas gerai, tu net nenorėsi. Tu gali pereiti tarp jų ir jo nė vieno nepamatyti. Bet jeigu tokiai būsenai esi, tu nuolat juos matysi. Ir tai rodo, jeigu tu iš tikrųjų žmonės gyvena ir nesupranta, jie pikti sėdi, ir vis giliau į tą piktį lenda ir jie nesupranta, jie galvoja, kad visas pasaulis čia blogas yra, mes čia esam geri, bet vis krenta. Bet jeigu tu stebi aplink savęs tai yra tavo veidrodis, tų žmonių, kurie tai yra tavo veidrodis. Jeigu tu matai tos žmonės, kurie aplink tave supa, tu matysi, koks tu esi dabar. Ir tada stengiasi išlyginti. Jeigu piktis, tu neskubėk piktis. Jeigu piktis tavęs užvaldo, tu neskubėk pikti. Tu išsiaiškink situaciją. Tu suprask, kodėl tai visas vyko, kodėl taip, o ne kitaip. Ir tai yra, žinai, didelė problema būtent šeimų, kad jie būtent pykstasi, stengiasi suprasti vienas kitą. Kodėl taip eina, kodėl taip būna. Kodėl vyras eina nalėvą, kodėl žmona eina nalėvą. Nebūna taip paprasta. Vienas organizmas, žinai. Kodėl vienas būna valdingas, kitas papadaba, žinai. Kodėl. Tai visas yra, kiekvieną kartą, kiekvieną situaciją galima, kiekvieną tavo organizmą galima išsiaiškinti, galima pataisyti. Aš skaitau, kad galima pataisyti. Kaip taisyti būtent suvokimu, o suvokimas vyksta dažnai, jeigu žmogus nori šitą labai sužinoti,